Džiaugiuosi, kad šiandien rekordinis dalyvių kiekis susirinko į mūsų webinarą. Tema turbūt labai aktuali, kaip KPI įtakoja jūsų įmonės pelną. Tai kol dar dalyviai renkasi, trumpai prisistatysiu, kas naujai prisijungia prie mūsų. Tai esu Vytautas Siaurusaitis, DQ Analytics vadovas ir vienas iš įkūrėjų. Ir DQ Analytics veikla 100% susijusi su duomenų įdarbinimu ir mūsų moto yra garantuota duomenų nauda. Mūsų pagrindinė veikla kurti sprendimus pardavimų, atsargų, HR, finansų, duomenims valdyti įmonių viduje. Tačiau šiandien daugiausia dėmesio skirsime, kaip tuos KPI suvaldyti, kaip nepasiklysti tarp skirtingų departamentų, kaip juos sujungti į vieną vietą. Ir be abejo, panaudosime pačioj pabaigoje webinaro atvirus duomenis, kad jūs galėtumėt praktiškai įsitikinti tais rodikliais ir juos pasitikrinti jau čia ir dabar. Tai pradedam tokį bazinį gal dalyką, tai yra kaip visgi tie visi rodikliai tarpusavį yra susiję. Tai atsakymas mūsų vienas ir labai paprastas, kad mūsų manimų visi rodikliai absoliučiai įtakoja įmonės nuosavybės grąžą. Dabar pažiūrėkime, kaip ir kokiu būdu jie susiję. Mes naudojame čia tam pavaizdavimui DuPont modelį ir paimkime tokius 3 atskirus blokus, kurie jie pažiūrėsime, kaip jie yra susiję. Tai pradžiai paimkime veiklos operacijų sprendimus. Tai visas šitas blokas tiesiogiai įtakoja grynojo pelningumo maržą. Ir jeigu mes pažiūrėtume kainodaros sprendimas, jis didina arba mažina mūsų maržą. Konkurencija lygiai taip pat, jeigu labai aštri konkurencija, padidinti kiekį, padidinti užimamą rinkos dalį yra labai sunku ir tada čia jie tarpusavį visada noras yra turėti kuo didesnę kainą, bet konkurencija tą tikrai riboja ir jūs reaguodami į konkurentus tikrai įtakojate tiesiogiai grynojo pelno maržą. Tai čia iš rinkos pusės ir jeigu norite su atvirais duomenim įsitikinti, ar jūsų pajamos augo greičiau nei konkurentų, ar jūsų strategija, marketingas, finansai, apskritai visas biznio modelis yra tvarus ir didinate rinkos dalį, tai pajamų prasme tiek už metus, už 2, už 3, už 4, už 5 nuo 2017 metų jūs galite pasitikrinti kiekvieno savo konkurento ir savo įmonės pajamų augimo tempą. Ir jeigu jūs iš tikrųjų turit strategiją paimti rinką ir augti greičiau nei rinka, tai pamatuoti galima per kelias minutės ir įsitikinti tuo duomenimis, o ne nuojauta. Tai čia viršuje yra būtent pajamų dalis. Eikime prie sąnaudų dalies. Tai sąnaudų dalyje, vėlgi, departamentų yra, parodėm čia tik keletą, bet iš esmės ir tiekimo sąlygos, kuriuose vyksta dėrybos su sakykime, tiekėjais, su žaliavų tiekėjais, tai kiekvienas susidėrėtas 1 ar 2 procentai, ar tai būtų kainos prasme, ar akcijos prasme, ar tai būtų, nežinau, metiniai bonusai metų gale ar ketvirtiniai skatinimai, kiekvienos tiekimo sąlygos, kurias susidera jūsų pirkimų skyrius, jos tiesiogiai įtakoja žaliavų arba produktų savikainą ir tai be abejo tiesiogiai įtakoja grynojo pelno maržą. Darbo rinka. Jeigu jūs gerai analizuojate darbo rinką ir esat konkurencingi, tai reiškia, kad darbo užmokesčio sąnaudos bus per viduriuką, vadinkim taip, bet jeigu jūs esat nekonkurencingi, tai greičiausiai kaitos kaina pas jūs bus ženkliai didesnė ir kentės ir kokybė, ir mokymo trukmė bus ir kiekis labai didelis. Taip, kad darbo rinkos prasme, jeigu kalbam apie darbo užmokestį, dažniausiai, ypač prekybos, gamybos įmonėse, darbo užmokestis suvalgo, sakykime taip, pusę sąnaudų, iš visų sąnaudų, kurios yra
kontroliuojamas, vadinkim taip, ir iš viso bendro pelno, kuris yra sukūriamas pardavus tam tikrą produkciją arba pagaminus. Dažniausiai darbo užmokestis sudaro didžiausią dalį ir čia yra dar viena vieta, kuri labai mažai analizuojama iki pat detalaus ten darbuotojo lygio. Pardavimo kaštai, klientų įsigijimo kaina, kliento vertė per metus, marketingo įvairūs rodikliai. Mes nueisime toliau labai labai detaliai. Kiekvienam šitam departamentui mes parodysim bent 10, 15, 20, 30 KPI, gamybos sąnaudos, administracinės sąnaudos, R&D. Visa tai yra sąnaudos, kurios be abejo mažina uždirbtas, sakykime, tai pajamas ir galų gale iš maržos veiklos pelningumo prieš mokesčius atėmus pelno mokestį mes turim grynojo pelno maržą. Tai dabar daugiau ties šituo ir nesustosim, nes ties kiekvieną įmonę ir ties kiekvienu sektorium mes galėsim pažiūrėti, tai kiekgi yra iš tikrųjų grynojo pelno marža. Mes esame išanalizavę 19 000 Lietuvos įmonių ir palyginimui jūs tikrai galėsite ir patys tą pasidaryti ir jeigu užduosit klausimus čia, tai iškart galite rašyti klausimus, ar kokie konkurentai jūs domina, arba kokie sektoriai domina, ir galėsim šito pristatymo pabaigoje peržvelgti 1, 2, 3 pavyzdžius. Tai turime, sakykime, 3 procentų grynojo pelno maržą ir kas dar įtakoja nuosavybės grąžą. Tai yra, jeigu, kaip pavyzdį, imkim, 3 procentus turim grynojo pelno maržą, tačiau turto apyvartumas yra nemažiau svarbus akcininkams. Kodėl? Jeigu įmonė daro, kaip pavyzdį, imkim, sakykime, 10 milijonų apyvartos, dirba su 3 procentų marža, tai reiškia, kad bus 300 000 eurų grynasis pelnas. Tačiau, jeigu įmonė turi atsargų, sakykime, ten, nežinau, 10 milijonų ar 5 milijonus, o kita įmonė turi tik tai 2 milijonus atsargų, tai atsargų valdymo prasme viena įmonė reikia išaldyti žymiai daugiau turto negu kitai. Ir turto apyvartumas Lietuvoje tikrai yra gan prastas, paprastai jisai gali siekti 1-2 kartus, tai yra pardavimai dalinta iš turto. Kitaip sakant, kiek kartų mes tą turtą įdarbiname, sakykim taip, su, pavyzdžiui, 10 milijonų pardavimai, 5 milijonai turtas. Reiškia, mes turime 2 kartus čia šitoj vietoj, turto apyvartumas yra 2 kartai. Ir tikrai pamatysit, kokie yra skirtumai, jie yra labai labai dideli ir akcininkam tai yra labai svarbu. Ne tas pats, kaip minėjau, 10 milijonų eurų apyvartą padaryti su 300 000 grynuoju pelnu įdarbinus, sakykime, 5 milijonus turto ir ten, sakykime, 2 milijonus turto. Ir dėl ko tai yra akcentuojam, kad jeigu vadybininkai nupirko daugiau atsargų negu reikia, ten reikėjo, tiekėjas pasiūlė, čia kažkaip parduosim. Tai tikrai yra rodikliai kaip GEM-ROI, yra rodikliai atsargų apyvartumo dienomis, tai atsargų valdymui tikrai yra specifiniai rodikliai ir tikrai galima, ypač gamyboje, prekyboje, tikrai dar yra labai daug vietos tobulėti. Pirkėjų skolų valdymas. Mes dažnai juokavom, kad jeigu klientas vėluoja iki 30 dienų, tai ko tu skambini, bet įsivaizduokim, jeigu yra 1 milijonas eurų pirkėjų skolos ir iš jų 30% yra vėluojanti skola, ką tai reiškia akcininkams? Tai reiškia, kad apie 300 000 eurų visada išaldyta yra, jau pirkėjai turėjo būti sumokėję, vadinkim taip, už savo nupirktas prekes, bet vis dar yra skola. Tai vėlgi čia yra tokio paprastai kalbant, kol sąskaita yra neapmokėta, niekas nieko nepardavė kol kas. Tai tik tai pavežiojom ir logistiką padarėm. Todėl atskirai valdyti pirkėjų skolas tikrai yra atskiri ir KPIs ir netgi atskirai dedikuoti įrankiai, kurie matuoja pardelstos skolos dydį ir procentą kiekvieną dieną. Tiekėjų skolų valdymas lygiai taip pat. Jeigu tiekėjas davė 5 procentų nuolaidą, bet paprašė susimokėti iš ankstinių, tai finansų vadovui iš esmės tai yra skausmas,
didžiulis, nes jeigu tiekėjas šiaip paprastai ten sumokam tiekėjui per 60 dienų, o šiuo atveju buvo sumokėta apie iš ankstinių, tai čia yra tada taip pat mokėjimai arba atidėjimai dėrybos su tiekėjais dėl skolų valdymo, dėl atidėjimo tikrai yra irgi kertinis, sakykime taip, darbas čia pirkimų skyrius. Ir ilgalaikio turto apyvartumas. Tai ilgalaikės investicijos, projektų valdymas iš esmės tai yra kartais įmonės tiesiog investuoja į tuos dalykus, kurie nedidina nuosavybės grąžą, o mažina nuosavybės grąžą. Taip jau atsitinka, kad jeigu yra keliamas labai ambicingas tikslas, ten, sakykime, pajamų augimui ir bet kokią kainą yra siekiama, ten, nežinau, paimti rinkos dalį ir nėra susiskaičiuojama iki detalumo, kaip naujo biznio arba naujos parduotuvės, sakykime, atidarimas arba naujos gamyklos atidarimas per kiek laiko atsipirks. Gali būti, kad naujos gamyklos arba naujos parduotuvės atidarimas tiesiog kanibalizuoja, jeigu jau rinkoje nėra tiek pardavimų, tai reiškia, persiskirsto pardavimai, iš vienos parduotuvės sumažėja, į kitą nueina ir gali būti, kad tos naujos parduotuvės atidarimas, jeigu įmonė turėjo 16% nuosavybės grąžą, gali būti, kad po tos investicijos ilgalaikės nuosavybės grąža, sakykime, sumažės iki 12%. Ir čia tikrai projektų lygių investicijų atsipirkimą tikrai galima susiskaičiuoti ir tikrai profesionalūs finansų vadovai tą puikiausiai daro. Tai turto apyvartumas galutiniam rezultate, jis turi ne mažesnę įtaką negu pelno marža ir pamatysime, kad yra įmonių su ta pačia pelno marža, bet turi skirtingą turto apyvartumą ir dėl to turto grąža yra labai skiriasi. Ir trečia dedamoji tai yra finansavimo sprendimai. Tai jau yra skolinimosi politika, dividendų politika ir skolos proporcija galutiniam rezultate. Tai kaip matysime, turtas ir nuosavybė, tai yra finansinis svertas, paprastai Lietuvoje dabar yra čia turtas yra apie 120 milijardų visų šitų 19 tūkstančių įmonių, nuosavybė apie 60 milijardų tos eilės. Tai reiškia, kad šitas svertas yra šiuo metu apie 2. Tai reiškia, kad jeigu mes turim 3% grynai pelningumą, sakykime, ten 2 kartus turto apyvartumą, tai turto grąža yra 6, jeigu svertas yra 2, tai 6 kart 2 lygų 12. Tai tiek trumpai tiesiog reziumuojant, kad visi keliai veda į ROE, visi KPI veda į ROE. Jeigu jūsų netgi tokie rodikliai, pavyzdžiui, pabaigai pasakysiu, kaip, sakykime, įmonės žinomumas. Lygiai taip pat įmonės žinomumas iš marketingo perspektyvos, jisai susijęs su ROE. Kaip? Nes jeigu žinomumas didėja, tai marketingo vadovas turėtų parodyti koreliaciją, kaip įmonės žinomumo padidėjimas mažina klientų įsigijimo kainą. Kaip žinomumo padidėjimas, sakykime taip, didina grįžtamumą, tai yra grįžta klientai apsipirkti arba patogiau yra apsipirkti daugiau pasikartojančių pirkimų. Ir tai reiškia, kad marketingo sąnaudos nuo apyvartos didėjant žinomumui turėtų mažėti santykinė prasme. Ir jeigu taip nėra, tai tikrai tada jūs kartais įmonės nusimato 1 milijoną eurų žinomumo didinimui, bet negali atsakyti į klausimą, kaip tai koreliuoja su kitais rodikliais ir tada iš tikrųjų jau yra sudėtinga akcininkams vertinti, ar čia gerai, ar čia yra blogai. Tai dabar, reziumuojant, visi veiksmai, visi KPI, kurie yra daromi įmonės lygiu, jie turėtų būti nukreipti į akcininkų vertės didinimą. Ir čia yra pagrindinė mūsų žinutė būtent pačio modelio prasme. Dabar mes perėsim prie KPI planavimo gido. Tai mes darbuojame su Klik. Klik yra vienas geriausių pasaulyje analitikos įrankių, taip kad mes nieko neišradinėjom, daugiau kaip 40 tūkstančių klientų naudojasi Kliku. Ir dabar mes perėsim į detalų KPI gidą ir pažiūrėsime, tai kaipgi nepasiklysti toj KPI tų rodiklių, sakykime taip, jūroje.
Tai šiuo KPI gidu mes pasidalinsime po webinaro, taip kad dabar tiesiog užduokit klausimus, stebėkit, nereikia fotografuoti nieko, viską gausit, galėsit eiti žingsnis po žingsnio ir pasitikrinti savo esminių rodiklių tokį logiką, ar jinai susijusi iki nuosavybės grąžos ar ne. Tai pirmiausia, startuokim nuo bazinių dalykų, tai kas yra iš tikrųjų tas KPI. Labai dažnai mes randam įmonės, kurios sako, mes turim 200 ar 300 kartais 1000 KPI, tai yra negerai, nes esminiai veiklos rodikliai lietuviškai arba Key Performance Indicators, tai reiškia, kad jie turi tikrai būti susiję su strateginiais jūsų tikslais. Ir jų neturi būti tiek daug, nei 100, nei 1000 jų nereikia. Tai taip, reikia tam tikrų metrikų, bet kuo skiriasi esminiai rodikliai nuo metrikos, kad kertiniai esminiai arba KPIs rodikliai yra susiję su strateginiais jūsų tikslais. Ir jie jūsų įmonėje gali būti vienokie, kitai įmonėje gali būti kitokie. Nėra čia vieno atsakymo, kuris rodiklis yra geras, netgi tai pačiai įmonėje skirtingų laikų. Pirmus 5 metus įmonė labai augo, pagrindinis tikslas ten, sakykime taip, augimo tempas, ne? Ir klientų įsigijimo kaina. Kai įmonė nusistovėjo, užaugino rinkos dalį, dabar jinai nori būti pelninga, reikia orientuotis visai kitus rodiklius. Ir be abejo, visi kitos metrikos, jos reikalingos, bet jos yra smulkios, skirtos skyriui, žmogui, matuoti operatyviniam lygiui. Bet tikrai siūlome ir rekomenduojame išskaidyti ir nenešti į valdybas, į generaliniam direktoriui 150 rodiklių ataskaitų, kuriuose ten tiesiog galima tikrai pasiklysti. Tai kitaip sakant, turite atsirinkti, kas yra iš tikrųjų tie kertiniai rodikliai. Dabar kaip tą padaryti? Tai jeigu jūs norite tiesiog pasitikrinti arba naujai pradėti kurtis rodiklius kažkuriam departamentui, tai mes vadovaujamės 10 žingsnių tiesiog 10 žingsnių ir trumpai juos praeisime ir jeigu jūs jais vadovausitės, aš nebejoju, kad jūsų rodikliai bus tikrai geresni, kokybiškesni ir dabar praeikime per kiekvieną iš jų. Tai esminė nuostata, vertybinė prasme, matuokite, kas jums yra svarbu. Tai vėlgi, susieta turi būti su jūsų tikslais, su jūsų įmonės tikslais. Ir antra sąlyga tokia vertybinė, tai yra, tai žinokite, kodėl jūs juos matuojat. Kodėl čia yra, kodėl ir ne tik kodėl matuojat, bet ir kodėl jie, ką jie rodo ir kas tai lėmė. Nes geri analitikos įrankiai parodo ne tik tai, kas atsitiko, kad jūs ten viršijot greitį, bet ir kodėl tai atsitiko, kodėl jūsų marža sumažėjo arba kodėl jūsų nuosavybės grąža padidėjo. Tai einam dabar per kiekvieną. Tai dabar pirmas žingsnis rekomenduojamas yra nuspręskite, kaip jūs naudosite tuos KPIs. Tai reiškia, kad pirmiausia pradėkite nuo to, kas yra vartotojas. Ar jūs kalbate su marketingo specialistu, ar jūs kalbate su marketingo agentūra, ar kalbate su IT, specialistu, ar su skambučių centro darbuotoju, ar kalbate su finansų vadovu, ar su CEO, ar su valdyba. Tai nuo to, su kokios pareigybės žmogum ar skyriui rodikliai yra skirti, ar žmogui rodikliai skirti, jie labai skiriasi, bet vienas dalykas nesiskiria. Vis tiek galų gale turite ant vieno lapo paprastai rasti sąryšį arba žemėlapį, tai kaip šitas rodiklis tiesiogiai susijęs su jūsų strateginiais tikslais ir apskritai su jūsų strategija. Jeigu išsikėlėt rodiklį, kaip ir pavyzdį paėmiau, žinomumo didinimas, bet negalit niekaip suprasti, kaip tai susijęs su jūsų strategija, neatsisakykit to rodiklio. Nes jeigu tai nesusiję niekaip ir negalit pagrįsti, kaip tai susiję, tai tada geriau jo nematuokit, nes iš karto pasmerkti esat nesėkmei. Tai va tas antras žingsnis yra jau, kai jau nusprendėt kažkokį rodiklį išsirinkot, mes vėlgi duosim 170 rodiklių pavyzdžių, bet išsirinkot kažkokius kelis rodiklius, pasitikrinkit, kaip jie susiję, koks yra ryšys, kaip juos pasiekus, kaip jie įtakos jūsų biznį bendrai. Nes ateina, ypač nieko asmeniškai prieš personalo
žmonės, pats esu HR analitikos Vilniaus universiteto dėstytojas, mokinu, skaitau paskaitas, kaip HR rodiklius naudoti įmonės strateginiuose, su strateginiais tikslais surišti, bet ypač dažnai HR atveju ateinam ir sakom, kelkim algas. Nu, nėra taip paprasta. Pakelti algas taip paprasta, bet pakelti algas taip, kad nenukentėtų nei klientai, nei akcininkai, kad būtų sukurta vertė ir būtų pasidalinta, tai jau reikia tada ir marketingo pagalbos, ir pardavėjai tame turi įsitraukti, ir tada jau žymiai yra sudėtingiau, kai pradedama galvoti ne per vieno departamento prizmę, o įmonės globaliai įmonės, sakykim taip, galutinio tikslo atžvilgiu. Dar vienas toks žingsnis sekantis, jeigu jau surišote, įsitikinote, kad jūsų numatytas KPI susiriša su galutiniais įmonės tikslais, pasitikrinkite, ar atitinka SMART metodiką. Visi turbūt esat girdėję, bet dėl viso ko. SMART formulė - specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, realistiniai ir apibriežti laike. Labai dar dažnai randame visgi, kad tai yra arba ant tiek bendriniai, arba neapibriežti laike, arba jie yra nerealistiškai. Padidinkim rinkos dalį dvigubai. Paklausi, gerai, tvarkoj, per kiek laiko? Per kuo greičiau. Pakelkit rankas, sėdi 10 vadovų, pakelkit rankas, kas tikite, kad šitas tikslas yra įgyvendinamas. Ten tas, kas sugalvojo tokį tikslą, tas vienas ir pakelia. Tai kuo skiriasi tokie norai, fantazijos, sakykime, pageidavimų koncertai, diskusijų klubai nuo SMART KPI. Jie yra ir apibriežti, labai specifiniai, ir išmatuojami, jais yra tikima, kad apskritai yra pasiekiama, nes jeigu jūs iškėlėt kaip vadovas, sakykime, tikslus, bet komanda ar keli žmonės esminiai netiki tuo dalyku, tai realiai tas tikslas yra pasmerktas ir greičiausiai tas žmogus bus demotyvuotas, jis tiesiog išeis, jeigu jis jau nebetiki nuo pat pradžios, tai čia nepadės, kad laike jūs apibrėšit ar per savaitę, ar per mėnesį, bet žmogus pats turi tuo patikėti, kad tai apskritai yra pasiekiama. Tai nesakau, greičiausiai visi jau žinot, girdėję, bet pasitikrinkite, ar jūsų jau surišti tikslai su strategija, ar jie vis dar yra SMART. Sekantis etapas, pasitikrinkite po to, kai jau juos pasitvirtinot, pasitikrinkit jų supratimą. Ką tai reiškia? Jeigu aukščiausiam vadovybės grandyje, sakykime, valdybos lygyje pasitvirtinom KPI-sus, dar 10 vadovų, sakykime, C-level jau visi sutarė, kad taip, mes jų sieksime, tai yra svarbu, labai gerai. Bet klausimas, kad kiekvienas žmogus turėtų žemyn keliaujant per visą organizaciją, kiekvienas žmogus turėtų turėti savo KPI-sus, kuris su jais supranta, kaip jisai įtakoja galutinį organizacijos tikslą. Pavyzdžiui, išsikabina įmonė teiginį, mes siekiam būti geriausiai klientus aptarnaujantį kompaniją ten rinkoje. Gerai, fainas tikslas, bet jis neturi nei skaičiaus, nei termino, nieko, tai yra teiginys. Klausimas, tai kuo matuojamas klientų aptarnavimo, kuo matuojamas klientų pasitenkinimas? Ir labai konkretus pavyzdys. Viena įmonė sako, mes matuojam slaptą pirkėją. Tai slaptas pirkėjas tai yra savo susigalvotų taisyklių pasitikrinimas, ar mes laikome savo susigalvotų taisyklių. Tai tada arba reikia keisti užrašą ant sienos, kad mes esam geriausia kompanija, besilaikanti savo susikurtų taisyklių. Ne, sako. Mes iš tikrųjų norim būti geriausiai klientus aptarnaujantį kompaniją. Gerai, tada mes matuokime, kaip klientai mus vertina kitų konkurentų atžvilgių ir ar iš tikrųjų mes esame tokie, kokie mes norim būti. Ir yra metodų, net Promoter Score konkretus rodiklis parodo. Yra metodai, kaip tai išmatuot, parodo koreliacijas visas, parodo principus ir tikrai esu daręs ne vieną tyrimą, kai kompanija ateina, sako, mes tikrai turim didžiausią rinkos dalį, mes esam labai į klientus orientuoti, bet tyrimas parodo, kad ne vienam aspekte, kur klientams tas aspektas yra svarbus,
įmonė neturi lyderystės. Vienas konkurentas akcijas geriau daro, kitas konkurentas turi tiesiog geresnį aptarnavimą, trečias konkurentas turi geresnę kainodarą ir nei vienam aspekte, kuris yra svarbus klientui, įmonė neturi pranašumo. Nors teigia, kad taip, rinkos dalis didžiausia, bet nebūtinai yra, sakykime taip, klientų vertinama gerai. Tai susižiūrėti reikia, kad kiekvienas žmogus suprastų, kaip jisai asmeniškai gali įtakoti tą didelį tikslą per savo jau konkrečius asmeninius tikslus. Ane? Pavyzdžiui, mažmeniniai prekyboje, jeigu tai būtų, tai kokybiškas kliento aptarnavimas, pasisveikinimas, atsisveikinimas, tai yra labai konkretus dalykas. Palydinčių prekių pasiūlymas, tai yra labai konkretus dalykas, kaip jis gerina kliento patirtį ir skatina tą klientą rekomenduoti, sakykim taip, toliau ateiti ir pirkti sekantį kartą. Toliau, sekantis žingsnis. Turėkite miksą tarp lagging ir leading KPIs. Labai dažnai irgi sutinkame įmonės, kurios matuoja tik tai lagging KPIs, tai yra ten pardavimai, pelnas, kuris paaiškėja ten po mėnesio, dviejų ir panašiai. Bet tikrai rekomenduojam neatsisakyti tų pasiekminių rodiklių, bet jeigu, pavyzdžiui, mūsų biznė yra pardavimo ciklas trunka nuo 3 iki 6 mėnesių, tai mes matuojam savo rodiklius kiekvieną dieną, kiek buvo skambučių, kiek buvo naujų kontaktų, kiek buvo susidomėjusių, kiek parsisiuntė mūsų pasiūlytą medžiagą, kiek sudalyvavo webinare ir tokiu būdu mes jau suprantame, kad iš 300, kurie dalyvavo webinare, 100 reiškia susidomės, 30 norės ten pristatymą individualaus ir 3 nusipirks galų gale mūsų specifinius produktus. Ir tai yra, kai pradedi tai daryti sistemiškai, tada jau supranti iš karto, kad jeigu 300 dalyvių dalyvauja webinare, tai čia yra 3 potencialūs klientai per pusę metų nusipirks mūsų sprendimą. Ir kadangi tai jau darom 5 metai, tai kai tai matuoji, tai tiesiog žinodamas webinaro dalyvių kiekį jau gali pasakyti, kas po pusės metų kiek turėsi pardavimų. Tai va čia yra skirtumas tarp leading KPI-sų ir lagging KPI-sų. Ir tai padeda prognozuoti, kas bus ateityje, bet prognozuoti ne based on gut feeling, kad aš jaučiu, aš žinau, dalyvavo 16 žmonių webinare, aš manau, kad jie 10 nupirks dabar. Ne, based on data. Kai turit pakankamai duomenų, jūsų prognozė vis yra tikslesnė ir šitą prognozę jums gali parodyti jau konkrečiai iš praeities duomenų visokiausiais pjūviais ir jūs galite kiekvieną kartą vis tobulinti savo tą modelį, sakykime, prognozavimo ir turėti vis geresnius prognozavimo rodiklius. Pavyzdžiui, algas mes prognozuojame su 98-99% tikslumu. Mes turime virš 10 milijonų duomenų ir su Salary Pro galima matyti pagal kiekvieną sektorių, pagal kiekvieną savivaldybę, kaip bus mediana, kvantilė jau po pusės metų arba po metų nuo dabar, remiantis tais didžiaisiais duomenimis. Bet labai konkretus pavyzdys, nes mes esame verslo praktikai, mes visą tai, ką kalbame, mes visą tai įgyvendiname kiekvieną dieną su kiekvienu atskiru sprendimu. Sekantis žingsnis. Venkite KPI overload. Čia yra dar viena tokia, norima matuoti viską ir viskas vienodai svarbu. Atsakymas yra toksai. Ne. Viskas nėra vienodai svarbu. Susirašykite ant vieno lapo, kad ir 100 savo rodiklių, braukykite tol rodiklius braukite 1, 2, 3, 4, tol kol prieisite prie tokių rodiklių, kurie iš tikrųjų yra esminiai, kurie nepersidengia, nes matuoja įmonė. Nežinau, ir savikaina, ir antkainį, ir maržą, ir pardavimus. Ir vienas kitą perdengia, vienas matuoja iš viso antkainį, kitas maržą ir rodikliai skirtingi, bet iš esmės apie tą patį. Tai ir įmonės mastu, ir departamento mastu tikrai rekomenduojama išsivalyti rodiklius ir susivesti iki 3-5 maks rodiklių
Jeigu jūs tikrai esate jau šitą darbą pasidarę, jūsų švieslentė turi tilpti į vieną langą ir turite labai aiškiai žalią, geltoną, raudoną kiekvieną dieną, kiekvieną momentą pasakyti. Taip, vykdau tikslus, per vidurį esu arba ne, nevykdau ir netgi žemyn lendu ir žinau, kodėl taip yra. Toliau, kai jau turite 3-5 rodiklius, kuriuos išsigryninote, tada klausimas yra, kad tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą turėti Excel 1, Excel 2, paskui Final Excel, o paskui tai yra galų gale Final Excel. Ir tikrai, kiek, vat, kaip ir LinkedIn'e minėjom, kad kiek Excel'ų, tiek tiesų, kiek žmonių, tiek nuomonių, tai jeigu jūsų visi data yra vienoje vietoje ir jie yra susitarti tie rodikliai labai aiškiai apsirašyti, tai nėra kažkoks raketų mokslas juos turėti vienoje vietoje ir turėti tą informaciją čia ir dabar. Diskusijos dėl rodiklių reikšmės iš viso neturėtų būti. Jeigu jūs pradžioje išsigryninote labai gerai rodiklius, tai po mėnesio, po 2, po 3, po metų atėjus, nereikia diskusijos turėti, ar čia yra gerai, ar čia pasiekti rezultatą ar nepasiekti. Jūs tiesiog juos eigoje matote, nes viskas yra susitarta, rodiklių apskaičiavimo metodas aiškus, iš kur duomenys paimami aišku ir dashboardai jums parodo tie čia ir dabar, kaip yra iš tikrųjų. Sekantis žingsnis. Žinokite ne tik patį rodiklį, kas atsitiko, bet kodėl atsitiko. Tai reiškia, kad mes, kai jau žinome, kas atsitiko, kai rodiklis jau yra, pavyzdžiui, pelningumas pagerėjo, iš 3% grynasis pelningumas padidėjo į 5%. Tvarkoj, bet klausimas yra, kodėl jis pagerėjo? Geri analitikos įrankiai jums turi atsakyti į klausimą ne kas atsitiko, o kodėl atsitiko priežastingumą. Jeigu jūsų vadovai ar pavaldiniai negali atsakyti į klausimą, ką jie padarė konkrečiai, kad, pavyzdžiui, pagerėjo ten, sakykime, grynojo pelno marža, tai jie nesupras, kaip ta marža nukris, nes tai reiškia, kad ne jų įtaka. Gal konkurentas užsidarė ten kažkokiai renovacijai. Gal klientai tiesiog prieš šventes kažkokį produktą daugiau nupirko, kuris tiesiog ten turėjo didesnę maržą, bet jeigu tai ne jūsų yra kažkokia įtaka, ne jūs tą sugalvojate ir net nežinot, kodėl atsitiko, tai kai nukris tikrai nežinosit. Ir tada vadinamas diskusijų klubas vyksta, nes žmonės yra kūrybingi, jie tikrai jums prigalvos, kodėl tas rodiklis ypač prigalvos tuo atveju, kai yra gerai ir dar labiau prigalvos istorijų, kai yra blogai. Snigo, lyjo, konkurentai padarė akciją ir ten jūs patikrinti to ten be gerų analitikos įrankių praktiškai neturit jokių šansų. Sekantis klausimas. Kai jau žinote, kai jau atsakote ir žinote, kodėl, kas kaip įtakoja, kodėl tas rodiklis yra toksai, mes sakome, kad vertė susikuria ne iš to, kad jūs žinote. Vertė susikuria, kad jūs greitai gaunate alertą ir priimate veiksmus. Pavyzdys. Jeigu jūs važiuojate automobiliu ir jūsų automobilio padangų slėgis matuojamas nenustojamai, ištisai matuojamas ir jums automobilio padangų slėgis rodo, kad jisai krito ten minus 10% ar ten lemputės mirksi, bet jūs toliau važiuojat. Tai vis tiek padanga nuleis ir vis tiek turėsim tą pačią pasekmę. Tai būti informuotiem iš anksto real time ir kuo greičiau, priklausomai nuo to, kaip jūs tuos rodiklius vykdote arba nevykdote, tai yra geros analitikos požymis. Ir svarbiausia, ne tik tai gauti tą informaciją, bet reaguoti. Nes tyrimai rodo, ir LinkedIn mes dalinomės ne vienu postu, kur tik 5%, sakykime taip, veiksmų arba žinojimo nukeliauja iki action. Tai yra iki veiksmų nuo pradinių duomenų nukeliauja tikrai mažuma, sakykime, kažkas neišsianalizuojama, kažkur yra alertas neatėjo, kažkas pažiūrėjo, bet pamiršo perduoti, kad reikia tokį veiksmą daryti ir tikrai dar čia turim labai daug vietos tobulėti. Ir paskutinis punktas, jeigu ir šitą padarėte kokybiškai, gaunate alertus, žinote, kaip lėktuvė Boeing'e pas jūs viskas užstatyta ir žinote, kas ką įtakoja ir viskas žalios arba geltonos, raudonos lemputės, dega, tai tada klausimas. Turėkite planą,
bent vieną kartą per ketvirtį ir vieną kartą per metus paklauskite savęs, ar vis aš dar matuoju tuos dalykus, kurie yra svarbus. Gal pasikeitė biznio profilis, gal jūs pradėjote, nežinau, marketingą leisti ne tik ten per LinkedIną, bet per Facebooką. Gal klientai pradėjo labiau pirkti ne per fizinės parduotuvės, o per e-shopą. Gal pradėjo paieškas daryti ne social medijoje kažkur tai, o per AI kažkokias tai sistemas kaip Perplexity, ten Claude ir ten Gemini. Tai, ta prasme, čia yra klausimas, ar jūsų dar tie rodikliai yra svarbus, ar jie dar yra prasmingi, ar nereikia kažkokio tai pakeitimo, kad jūs būtumėt kartu su rinka ir būtumėt, sakykim taip, gerai informuoti ir galėtumėt priimti teisingus sprendimus. Tai dabar, reziumuojant šitos 10 punktų, tiesiog rekomendacija, ką daryti, kad jūs geriau turėtumėt ir nepasiklystumėt per savo KPI. Pasimkite savo egzistuojančius rodiklius ir praeikite per šitos 10 punktų savo skyriui, savo departamente, savo asmeniškai. Pradėkit nuo savęs. Tai yra tikrai rekomendacija iš patirties. Nepradėkit iškart kalbėti su akcininkais, nepradėkit kalbėti su savo kitų departamentų. Jeigu esat marketingo skyriui, tai nepradėkit aiškinti pardavėjams. Jeigu esat pardavėjai, tai nepradėkit nurodinėti marketingui, kad jie teisingai, neteisingai matuoja. Savo ūkį, pasižiūrėkite savo ūkį, praeikite tos 10 punktų ir kaip tą padaryti. Tai tam čia yra pavyzdys duotas, kaip turėtų atrodyti geras dashboardas. Kiekvienas turėtų būti vieną langą turėti, jeigu čia 3 rodikliai, iš karto jums parodo žalią, geltoną, raudoną. Ir tam, kad jums būtų lengviau, yra pridėtas KPI Planner Worksheet, tai reiškia, kad jūs pasisakykit, čia aš noriu pasitikrinti savo rodiklius, tada išsivardinu savo 3 arba 5 KPI, viskas, jūs juos turite, šaunuoliai. Susirašykit čia, jums yra tiesiog atsispausdinti ir susirašyti arba persikelti susirašykit tiesiog kompiuterį. Ir tada pasitikrinti galite, tai ar jūsų rodikliai yra susijęs su strateginiais tikslais. Ir jeigu susiję, tai kaip jie susiję. Ar jie yra tokie rodikliai, kuriuos jūs imatės veiksmų, jūs turite atsakyti į klausimą. Jeigu klausimas didinsime rinką, gerai, fine, labai gerai. Ką aš asmeniškai, jeigu jūsų rodiklis didinti rinką arba didinti rinkos žinomumą, nesvarbu bet koks rodiklis, tai ką aš asmeniškai darau ir ar jisai yra pasiekiamas, ar aš juo tikiu. Ar jūs turite dashboardą, ar jūs turite data, ar jūs turite šitiem, jeigu jūs pasirašėte čia tuos rodiklius, tai klausimas, ar jūs man galite atversti ir parodyti, tiesiog savo, ar galite atsiversti ir parodyti tokio tipo dashboardą, ar galite atversti 16 Excelių, kuriuos reikia dar susivlakapinti, padalinti, padauginti, paprašyti ir kiekvieną kartą jis yra skirtinga versija. Tai klausimas, kaip aš seku savo šitos rodiklius. Ir klausimas yra, gal man reikia pridėti papildomai rodiklį, kurio aš nebuvau sugalvojęs ir reikia man papildyti, nes atsirado naujos aplinkybės. Tada, jeigu visus praėjom šituos punktus, tada ir visur turim atsakymus, klausimas yra, kaip aš dalinuosi šitais rodikliais. Ar su savo vadovu, ar su savo komanda, kaip dažnai ir klausimas kokiu metodu. Ar aš išsiunčiu laišką, ar aš darau susirinkime. Ir jeigu su kažkurie rodikliai yra labai strateginiai, tai gal užtenka jų matuoti vieną kartą per metus, pavyzdžiui, net promoter score. Jeigu jūsų ten, sakykime, nežinau, koks nors ten pardavimų plano vykdymas, galbūt reikia žiūrėti kas savaitę, galbūt kas mėnesį. Jeigu yra iš viso koks nors, sakykime, kaip klientų pasitenkinimas, galbūt reikia žiūrėti arba ten konversiją, pavyzdžiui, norim didinti konversiją įėjusių ir nusipirkusių klientų. Gal aš turiu žiūrėti padieniui. Tai metodai ir būdai, kaip aš dalinsiuos tais rodikliais su komanda, jie tikrai turėtų būti žinomi ne tik tai jums, bet ir jūsų komandai, nes tai reiškia, kad jūs ne savo turite rodiklius, bet jūs jais dalinate su komanda, su savo vadovu ir su visa aplinka. Tai klausimas tada, kaip dažnai, ir jeigu jūs nežinote, kaip dažnai jūsų vadovas nori aptarinėti šitos rodiklius, tai pasiūlykit patys arba paklauskit savo vadovo,
Tai kaip dažnai, nereiktų nešti turbūt, nežinau, konversijos rodiklio savo vadovui aptarinėti, gal jūs ir turite dirbti padieniui, jeigu esate operacijų vadovas. Bet su savo vadovu gal užtenka aptarti vieną kartą į savaitę, o gal vieną kartą į mėnesį tą rodiklį. Tai susitarkite, koks yra dažnis, apie kokius rodiklius, nes tada jūs ateisite čia nauda abiem pusėm. Vadovas žino, kad jisai gaus tokį grįžtamą ryšį iš savo pavaldinio, o jūs ateisite pasiruošę, nes jeigu vadovas iššauna klausimą, o jūs nepasiruošę, nežinot, atsidarot kažkokį lentelę Excelį ir pradedat jam pasakoti iš to, ką iš bendros patirties, tai yra labai labai neefektyvu ir tai yra labiau panašu į diskusijų klubą ir apie ekspertinės gut feelingus, tada ką aš jaučiu, o ne iš tikrųjų, ką duomenys rodo. Dashboardų tipų tikrai yra, pasinagrinėkit, pasižiūrėsit, jei norėsit. Tada klausimas, kaip jūs pristatote tuos rodiklius ir čia mes kalbam apie komunikaciją ir apskritai ne tik apie kaip aš pasiekiau, bet kokia yra prognozė, kokia yra tendencija. Nes galbūt dar faktas yra geras, bet tendencija jau yra neraminanti ir forecastas yra ypač finansų vadovams jau yra svarbu, nes kuo skiriasi buhalteriai nuo finansų vadovų. Buhalteriai viską sutvarko, kas atsitiko, kad būtų pagal įstatymus ir pagal apskaitos taisyklės. Finansų vadovai akcininkams padeda į priekį parodyti, kas bus, jeigu ir toliau taip mes valdysime biznį. Ir paskutinis klausimas tai yra, kaip jūs peržiūrite tuos rodiklius ir kas kiek kartų jūsų biznis, sakykim taip, pasitikrina biznio sveikatos rodiklius, ar vis dar matuojate tais rodikliais, kurie yra iš tikrųjų yra prasmingi ir reikalingi bizniui. Tai dabar, taupant laiką, aš labai greitai keletą pavyzdžių. Čia yra, aš kai universitete dėstau šitą medžiagą, mes 6 valandas prie šito dokumento praleidžiame. Mes dabar turime tik tai 20 minučių, 30 minučių, tai dabar aš trumpai tik parodysiu, su jumis pasidalinsime ir jūs galėsite tais pavyzdžiais naudotis. Tai čia yra pateikta 170 KPI, jie surūšiuoti pagal departamentus, bet paimkim keletą pavyzdį, kaip naudoti. Tai pradžiai sales KPI. Tai čia yra 15, pavyzdžiui, rodiklių, bet jūs išsirinkite tie, kurie jums svarbiausi. Naujų lydsų įkritimas, per kiek laiko atsakome, kokia yra konversija, kiek turiu apskritai naujų galimybių, kokia yra vertė naujų visų orderių, kokia yra konversija, kiek nuo pirminio kontakto į opportunity, kiek iš opportunity tai į užsakymą, kokia vidutinė vertė, kiek pardavimai per darbuotoją. Dauguma šitų rodiklių jau yra netgi suskaičiuoti ir jūs galėsit pamatyti pagal konkurentus, ypač ten iš HR pusės paėmus, tai mes tikrai rasime daug rodiklių, kuriuos jau galit pasilyginti ir nereikia nieko daryti. Toliau, vadovams, pavyzdžiui, rodikliai. Retai, kada sutinkam, kad vadovai žinotų tokius rodiklius, pavyzdžiui, Customer Acquisition Cost, ypač B2B sektoriai, juos tikrai sunku suskaičiuoti, bet tikrai nėra sudėtinga. Ta prasme, sunku, tai reiškia, kad ilgai reikia skaičiuoti, reikia turėti metodiką, nes gali būti, kad prieš metus dalyvavot parodoj, 25 klientai ten susidomėjo, 15 iš jų atvažiavo į kažkokias tai dėrybas, 5 pasirašė kontraktą ir per 3 metus jūs matote, kad tos dėrybos arba tas apsilankimas, vizitas parodoj prieš 3 metus davė tokia buvo įsigijimo kaina. Vėlgi, Customer Lifetime Value. Nėra čia brangu, nes 10 000 klientų įsigijimo kaina nėra brangu, jeigu yra to kliento visa vertė sukuriama yra įmonėje 30 000 eurų. 1:3, jeigu 30% išleidote visos sukurtos vertės klientų įsigijimui, tai nėra problema. Ir 1000 eurų klientų įsigijimas, jeigu kliento vertė yra ten, sakykim, 300 eurų, yra absoliučiai varo jūsų biznį į minusą. Klientų pasitenkinimas. Kaip klientų pasitenkinimas arba NPS, arba Customer Satisfaction Score, kaip jisai įtakoja nuosavybės grąžą. Tiesiogiai. Nes jeigu jūsų klientų pasitenkinimas gerėja, tai jūsų vieno kliento pritraukimo kaina turėtų mažėti, nes vis daugiau aplinkinių klientų arba esamų klientų rekomenduoja ir vis geresnė jūsų paslauga, vis turite geresnį žinomumą ir tai reiškia, kad jūsų vieno kliento pritraukimo kaina turi mažėti.
Arba jeigu labai labai klientai patenkinti, jūs galite kelti kainas, nes jūs labai gerai aptarnaujate ir visi klientai yra patenkinti ir sumoka jums premium kainą dėl to, kad jūs labai gerai aptarnaujat klientus. Ir taip toliau. Tai čia ar tai būtų return on equity, ar ROA, daugelis va šitų rodiklių taip pat yra suskaičiuoti, ar pardavimai per darbuotoją, kiek jūs esate efektyvūs, kaip turto gražą generuojat, kokia yra skolos ir nusavybės santykis, darbuotojų pasitenkinimo rodiklis. Kaip darbuotojų pasitenkinimo rodiklis įtakoja ROE? Tiesiogiai. Nes mes jau turime paruošę, reiškia, duomenų modelius. Lietuvoje per mėnesį pakeičia darbus 40 000 darbuotojų, per metus 500 000 darbuotojų pakeičia darbus. Tai yra kas trečias Lietuvoje darbuotojas per metus pakeičia darbą. Tai reiškia, kad skaičiuojant, kad vieną mėnesį yra tas time to productivity, kad mėnesį laiko jisai gauna stipendiją, o ne kuria vertę, tai tokiu būdu skaičiuojant mažiausiai 1 milijardas eurų kainuoja stipendija visiems pirmą mėnesį dirbantiem tam 500 000 darbuotojų, kurie pirmą kartą pakeitė darbą. Pirmą mėnesį įsidarbino jūsų įmonė. Ir jeigu tas darbuotojų pasitenkinimo rodiklis auga, tai natūralu galite pasitikrinti, kad turėtų mažėti kaita. Ir jeigu pas jūs kaita buvo 30%, o dabar tik tai 20%, tai tada jau bus nebe 300 000 eurų kaitos kaina, o 200 000 eurų kaitos kaina. Nes ir bus tada greičiausiai labiau patenkinti klientai, mažiau laiko jūsų darbuotojai skirs mokymam, daugiau klientų aptarnavimui, viskas yra tarpusavį susiję. Tik klausimas, ar tai yra jums svarbu ir ar jūs tai matuojate, ar tai yra jūsų susijęs su jūsų strategija. Ir trumpinant, čia yra projektų valdymui rodikliai, laiku atlikta, kokybiniai rodikliai, kiekybiniai rodikliai, marketingo KPI, kiek kainuoja vieną klientą pritraukti, cost per lead, cost per acquisition, kiek yra marketingo atsiperkamumas, net promoter score, visi šitie rodikliai tikrai gali būti jums svarbus, pasižiūrėkit, ar jums tai yra su strategija kažkas tai koreliuoja ir pasinaudokit. Operacijų lygių. Dar vienas klausimėlis su KPI susijęs. Neretai KPI siejami su priedais organizacijose. Ar visi matuojami KPI turėtų būti traukiami į skatinimą? Ne, jokiais būdais. Nereikia visų traukti, nes jūs bus paralizės of analizės. Išsirinkite vieną arba du. Jeigu turite 3 arba 5 KPI-sus, ir mano rekomendacija visada 2, išsirinkite 2. Vieną kokybinį, kitą kiekybinį. Arba vieną asmeniniais tikslais, kitą organizacijos tikslais. Galima naudoti sudėtingesnės formulės 3, 4, 5, bet mano rekomendacija, aš esu daręs labai daug skatinimo sistemų ir labai mažose įmonėse ir labai didelėse įmonėse. Jeigu rodiklis turi mažiau ten svorio negu ten 20% bendram visam skatinime, realiai jis yra apie nieką. Tai rekomenduoju tikrai neužsižaisti. Jūs rodiklių galite turėti daugiau, 3-5, bet skatinimui aš naudočiau 2 esminius ir arba vienas kokybinis, kitas kokybinis asmeniškai, arba vienas, sakykime taip, asmeninis, kitas įmonės lygių. Bet nedaugiau jokiais būdais, nedaugiau negu 5 rodikliai. Tai operacijų, tokie dalykai kaip pavyzdžiui, delivery on time ir in full on time rate. Tai reiškia, kad kokybė, pavyzdžiui, gali būti tiekėjai arba kaip jūs pristatote laiku, nes užsakymę padaryti šopę vieną. Klausimas, kiek procentų jūsų, vadinkim, pristatymų įvyko laiku ir pilnu kiekiu, ir čia kiekvienam tam aspekte, jūs galite pasižiūrėti per savo biznio prizmę, ar jums tai aktualu. Nes jeigu jūs nedarot outsourco nieko, viskas yra in-house, tai nereikia jums šito rodiklio. Tai čia yra tik pavyzdžiai ir aišku, jų yra dar daugiau, bet jeigu jūs vien tik šitos pasitikrinę šitos rodiklius, iš to 170, aš tikiu, kad jūs tikrai galite patobulėti. Customer service KPIs. Pasižiūrėkite vėlgi, kaip atsiliepėm, per kiek laiko išsprendėm. Ir visi jie turi tiesioginę sąsają su ROE. Su klientų pasitenkinimu ir su kaštais ir su trukme, per kiek laiko aptarnaujam klientą. Finansų rodikliai. Kaip minėjau, net profit margin.
debt to equity ratio, per kiek payroll headcount ratio, tai reiškia, dalis šitų return on assets, dalis šitų rodiklių jau yra viešai suskaičiuoti ir jie palyginami, tuoj pat parodysiu pavyzdį, kaip yra palyginami. Ir tada čia Lietuvoje tikrai yra silpniausia kol kas ir visam pasaulyje yra mažai skiriama dėmesio dar personalo analitikai, bet čia yra 35 Key Performance Indicators pavyzdžiai ir aš išskirčiau keletą iš jų. Time to productivity. Nu, jeigu pas mus kaita yra 30%, jeigu pusė milijono darbuotojų pakeičia darbą, o yra dirbančių yra 1,5 milijono. Tai time to productivity, per kiek laiko jūsų naujas darbuotojas pradeda kurti vertę, nu yra esminis. Nes priešingų atveju, įsivaizduokit, iš 100 darbuotojų, 35 darbuotojai, ten trečdalis darbuotojų tiesiog mokosi, o visą vertę sukuria 70 darbuotojų realiai. Ir jeigu tas time to productivity yra pusė metų, tai įsivaizduokit, kiek ten yra klaidų, nepatenkintų klientų, kiek visi pervargsta ir kokios yra kokybinės bėdos. Toliau jau čia yra finansinė prasme, kiek tai sudaro kaštai nuo apyvartos, kiek yra pardavimai per darbuotoją, kiek yra pelnas versus darbo užmokesčio suma. Pelnas versus darbo užmokesčio suma atsako į tokį klausimą, ar jūs nesukuriat vertės, ar jūs nemokat dalintis. Ir šitie rodikliai yra suskaičiuoti, aš to jos parodysiu mūsų naujame appse patobulintam yra šitie rodikliai suskaičiuoti. Turnover rate tai yra tiek procentais, tiek pinigais. Time to fill, per kiek laiko galite užpildyti laisvą atsiradusią poziciją. Tai čia tikrai tų rodiklių netgi sakyčiau per daug, bet tiesiog išsirinkite tai, kas jūsų kompanijai svarbu ir pradėkit matuoti. IT, lygiai taip pat, per kiek laiko išsprendžiam klausimus, kiek serveriai neveikia, kaip klaidas taisom, yra rodiklių, kuriuos IT galima lygiai taip pat pamatuoti ir vertinti tiek kiekybę, tiek kokybę. Social media, vėlgi, dažnai viskas bendrai. Mūsų marketingas labai gerai dirba. Gerai, kuriam kanale geresnis atsipirkimas. Nu, jau nežinau. Tai realiai tai tikrai yra skirtingi kanalai, turi skirtingas konversijas, turi skirtingas grąžos rodiklius. Tai taip, kad tikrai yra bent jau marketing ir dabar digital tam marketinge. Tai čia yra tų rodiklių, jeigu paimtumėt vien kokį LinkedIną, tai ten bet kurią platformą, ten tų rodiklių būna 10-20 vien tai pačiai platformai, kaip galima tiksliai susižiūrėti, kurioje vietoje jūs esat stiprus ir galų gale vienaip ar kitaip atsiranda klausimas. Tai kiek per LinkedIną vieno, pavyzdžiui, lead kainuoja pritraukimas? Ir tada iškart yra atsakymas, tai yra brangiau arba pigiau ir jeigu tai apsimoka dar daryti, tai didinam kiekį marketingų, jeigu neapsimoka, tai tada mažinam išlaidas arba iš vis atsisakom to kanalo. Ir tai nereiškia, kad jis yra blogas, tai reiškia, kad jūsų atveju, jūsų sričiai, jūsų tam kažkokiam produktui tiesiog tas marketingo kanalas nepelningas yra. Tai dabar perinam greitai dar tada to aš tada pagrįžtam greitai tada tikiuosi, kad turim klausimų. Taip, galim iš karto, jeigu perinam prie atvirų duomenų, galima pasižiūrėti metalo apdirbimo įmonės. Gerai. Ir baldų gamybos įmonės. Gerai. Tai pradžiai tiesiog aš noriu reiškia parodyti, to čia prisijungsiu prie savo serverių, tai mes esam suskaičiavę būtent pagal DuPonto, reiškia, modelį, ne? Vat grynasis pelningumas iškėlėm į priekį, turto apyvartumas, čia yra visos Lietuvos 142 milijardai, 9 milijardai pelnas, prieš apmokestimą 8 milijardai grynasis pelnas. Tai reiškia, kad grynasis pelningumas siekia 5,6, čia yra 19 tūkstančių Lietuvos įmonių. Ir čia šituo galėsite nemokamai naudotis, dar tik tai, kad nepamirščiau parodau. Kai parsisiųsite nemokamą mūsų appsą, BI Free Salary, nukeliausite į langą visos aplikacijos ir New Business Efficiency 24, vis dar mes jį tobulinam, paspaudžiant šito New Business Efficiency 24, jums atsidarys būtent appsas, kuriame jūs rasite visus įmonių finansinius duomenis. Ir tada nukeliaujame į langą, kuris vadinasi palyginimas su vidurkiu. Ir tokiu būdu jūs matysite DuPonto formulę. Tai yra
Grinasis pelningumas 5,6%, turto apyvartumas viso Lietuvos biznio 1,1%, trumpalaikio turto ir nuosavybės santykis 2, tai reiškia, čia šitos sudauginus dydžius gaunasi apie 6, 6 kart 2 lygų 12,7. Tai reiškia, kad viso Lietuvos visam šitam bizniui padaryti naudojama 129 milijardai turto, 63 milijardai yra nuosavo kapitalo ir tai reiškia, kad 8 milijardai, jeigu tokiu būtų 8 milijardai nuo 63 milijardų sudaro 12,7%, kas reiškia apie 8 metų nuosavybės grąžos, per 8 metus nuosavybė padvigubėja. Tai dabar buvo klausimas apie gamybą. Tai pažiūrėkime iš karto, paimam gamybą ir dar galbūt akcentą vieną uždėsiu prieš einant prie gamybos. Dar šiaip pamiršau paminėti vieną dalyką. Čia mes įdėjom vieną labai gerą naują rodiklį. Mes susumavome veiklos pelną per darbuotoją, tai yra 12 tūkstančių eurų, ir pridėjome prie veiklos pelno dar darbo užmokesčio metinę sumą. Tai reiškia, kad jeigu 24 metais buvo išmokėta 2000 eurų per mėnesį vidutinis darbo užmokestis, tai 12 tūkstančių plus 24 tūkstančiai yra 36 tūkstančiai. Šitas rodiklis labai gerai atsako į klausimą, ar nepakankamai sukuriama vertės, ar nemokama dalintis. Tai dabar keliaujame į apdirbamąją gamybą ir pažiūrėkime dabar pagal sektorius. Ir berods aš girdėjau, metalai buvo, ne? Taip. Metalo gaminiai išskyrus mašinas gamyba. Tai dabar matome, kad metalo gamyboje yra grinasis pelningumas siekia, apyvarta buvo pardavimo pajamos 2,2 milijardo, 103 milijonai pelnas, grinasis pelnas 129 milijonai ir tai sudarė 5,7 grinasis pelningumas. Turto apyvartumas buvo 1,5 karto ir nuosavybės ir turto santykis 1,7. Tai mes matome, nors pelningumas yra 5,7, bet nuosavybės grąža 14,7. Sukuriama pridėtinė vertė. Realiai pelnas ir darbo užmokestis kaip taisyklė sudaro 70-80% visos sukuriamos vertės skiriama būtent pelnui ir darbo užmokesčiui. Tai dabar ką turime? Turime įmonės, kurios turi galim surūšiuoti pagal nuosavybės grąžą. Tik čia labai daug ir labai mažų. Tai paimkime stambes vidutinės, vienodom maždaug dydžio įmonės, bent jau virš 50 darbuotojų. Tai šitų įmonių sąraše lieka įmonės čia, kurios nuo 1,5 milijardo eurų padaro apyvartos ir 106 milijonus pelno. Tai matome, kad geriausią grąžą, pavyzdžiui, generuoja Marine Technology, Vakarų Metalgama, Douglas kompanija. Ir atkreipkite dėmesį, 3% grinasis pelningumas, bet 8 kartai turto apyvartumas, 4 kartai turto ir nuosavybės santykis ir nuosavybės grąža yra 9,7%. Ką tai reiškia? Šitų 3 kompanijų viršutinių nuosavybės grąža praktiškai siekia 5 milijonai nuosavas kapitalas, 300 tūkstančių ir 70 tūkstančių. Tai reiškia, kad mes matome, kad praktiškai grinasis pelnas praktiškai siekia, per metus padvigubėja. Dabar dar kita vieta yra, kad galima pažiūrėti pagal vertės sukūrimo dydį. Tai reiškia, kad kiek yra įmonių, pavyzdžiui, kurios sukuria, nes jeigu vidurkis 35 tūkstančiai, tai pažiūrėkim įmonės, kurios sukuria labai aukštą pridėtinę vertę. Patikima linija, Scandia Steel Baltic, MS Maritime, Litnaglis, Passer, Peluga, Marine Technology, Standard Iterna Group, Giraitės, Ginkluota. Čia yra įmonės, kurios lyderiai pagal sukuriamą vertę. Atkreipkite dėmesį, jų efektyvumas yra pardavimo pajamos per darbuotoją kaip taisyklė labai aukštas, pelnas per darbuotoją labai aukštas, jeigu bendrai 8,5 tūkstančių yra pelnas darbuotojui. Tai čia mes matome praktiškai 2, 3, 4 kartus daugiau pelnas darbuotojui. Ir jeigu mes nukeliautume į atlygį, tai lygiai taip pat matom viską žalią. Čia yra kuo daugiau žalių rodiklių, tuo įmonė labiau subalansuota ir tuo įmonė labiau, išsiskiria savo efektyvumo rodikliais visų konkurentų atžvilgių. Ir čia yra efektyvumo operacijų rodikliai ir pelno, o čia yra visi finansiniai rodikliai. Kokia yra nuosavybės grąža pokytis, kokia turto grąža pokytis.
koks ilgalaikio turto apyvartumas, koks trumpalaikio turto apyvartumas, kiek tenka turto vienam darbuotojui. Ir iš čia jūs galite tikrai finansinę prasme daryti labai labai daug įžvalgų. Tai ar turim klausimų dar iš čato? Taip, turime dar yra klausimas. Dalis įmonių jau sukėlė 25 metų duomenys, ar galime juos matyti? Plus dalis įmonių, ypač AB duomenys, pateikia kas ketvirtį, ar čia irgi patenka? Ne, kol geras klausimas, kol kas ne, nes labai maža dalis pateikia iki gegužės ten pabaigos, berots turėtų pateikti visos įmonės, tai mes atnaujinsim 25 metų duomenis 20 birželio mėnesio pradžioj ir darysime 25 metų pristatymą, nes nu, ten bus labai, kol nesiekia čia 100 milijardų eurų, mes tikriname, pradedame tikrinti duomenis. Kai pasiekia pardavimo pajamos 100 milijardų eurų, mes jau pradedam skelbti juos ir viešai dalintis. Bet apgalvosim, geras klausimas, galbūt ir anksčiau pradėsime viešinti, gal įmonės jau nori anksčiau pradėti matyti. Dar buvo, kiek atsimenu, buvo baldų gamyba, taip? Tai buvo baldų gamyba ir dar yra klausimas, ar galite dar kartą parodyti, kaip patekti į šį langą palyginimo su vidurkiu? Gerai, tvarkoj. Tai pirmas dalykas, ne, mes duosime nuorodą, jūs parsisiųsite, nu gerai, galiu netgi iš karto padaryti, žiūrėkit, padarom taip, kad jums būtų aiškiau. Va čia yra nuoroda, jeigu norit, tiesiog skanuokite dabar nuorodą ir pateksite į BI Free Salary registracijos langą. Nusiskanavus, užpildžius registracijos formą, į savo elektroninį paštą gausite nuorodą su prisijungimu į BI Free Salary. Tada BI Free Salary, kai atsidarysite, atsidarys toksai maždaug apsas ir jame reikia užeiti į trečią langą, kuris vadinasi visos aplikacijos. Jų yra, mes esam sukūrę 10 nemokamų aplikacijų, visos jos yra nemokamos. Šiuo konkrečiu atveju jums reikia susirasti aplikaciją Business Efficiency 24, ant jos paspausti ir jums atsidarys, iš karto galiu parodyti, koks langas, toks langas atsidarys iš karto, arba visi langai atsidarys, langai šits paspaudus, visas langų sąrašas pasirodys. Tai jums tada šitoje aplikacijoje Business Efficiency 24 reikia susirasti langą šiuo atveju, palyginimą su vidurkiu. Pasirenkat langą palyginimą su vidurkiu ir rūšiuojatės pagal ką norit. Pagal gryną pelną, pagal pardavimo pajamas. Norit, gali žiūrėti jeigu norit pagal savivaldybės, žymitės pagal savivaldybės, pagal veiklą, pagal sektorių. Tai rekomenduoju tik lyginti palyginamus dalykus. Tai pavyzdžiui, jeigu pasirinkat pagal veiklą, tada sakom, pasiėmė apdirbamąją gamybą, pasižymiu, išsisaugau, paspaudžiu, kad noriu, atsirado filtras šiandien. Tada pasiverčiu pagal sektorius, tada matau baldų gamybą. Aha, baldų gamybą pasirinkau, vėl išsisaugau, filtras čia atsirado. Ir dabar aš noriu pamatyti visą baldų gamybą, šitie filtrai man jau yra galioja, aš pasiverčiu tai pagal įmonės pavadinimą. Ir aš matau visas Lietuvos įmonės, kurios priskirtos pagal veiklą šitam veiklos sektoriui. Jeigu jūs esate dideli, pasirinkat, kad mažyčių įmonių nerodyti, pasiėmat stambios, kas virš 200 PM darbuotojų, vidutinės virš PM darbuotojų, išsisaugot, vėl atsirado filtras, ir jau šitam sąraše liko tik tai įmonės, kurios yra stambios ir vidutinės. Ir rūšiuojatės pagal kiekvieną rodiklį ir dabar baldų gamyboje atsakau. Pelningumas yra 2,9%, turto apyvartumas 1,5%, turto ir nuosavybės santykis 2,1% ir nuosavybė yra 9,1%. Tai reiškia, kad yra gerokai mažiau negu Lietuvos vidurkis, bet ar mes turim įmonių, kurios turi 20% ir geresnę nuosavybės grąžą? Tai žiūrėkit, paimu dabar, nes jūs galite iš sąrašo susirinkti įmonės, jeigu jūs jas žinot. Ir paėmiau visas įmonės, kurių nuosavybės grąža yra didesnė, reiškia. Tai reiškia, kad iš esmės kiekvienas pasirinkimas, kurį jūs padarote, lemia šitų duomenų pasikeitimą. Tai ar dar turime klausimų? Turime. Paskutinį dar tada pabandau greitai atsakyti.
Didmeninė prekyba saldumynais. Nežinau, ar galėsime Gerai, išskirti. greitai paskutinį dar pavyzdį parodau. Tai žiūrėkit, paimam tada veikla didmeninė mažmeninė prekyba, tada paimam sektorius yra, tada bus mažmeninė prekyba, paimam veiklos grupę ir pažiūrim tada, e, nu, paimsiu tiesiog maistu, va, čia yra, tiesiog čia reikia susirasti gal konkrečias įmonės, bet aš paimiau maisto prekybininkus ir paverčiam pagal įmonę. Tai va čia bus tada pabaigai, va, parodau, pavyzdžiui, 5 didžiausios Lietuvos, patys didžiausi Lietuvos prekybininkai maisto prekėmis. Čia yra jų reiškia, rodikliai ir pagal sukūriamą vertę, ne, mes matome, kad Norfos mažmena sukuria daugiausiai vertės akcininkam ir darbuotojam 30,157 tūkstančio, iš jų 8 tūkstančiai eurų atitenka pelnui ir darbuotojam atitenka 1829 eurai. Tai antras pagal dydį yra Lidl Lietuva, trečias Maxima. Tik Maximos atveju akcininkam atitenka nebe 8-7 tūkstančiai, o 11 800 ir akcininkų dalis, va, pelno santykis su darbo užmokesčio suma, tai reiškia 100 eurų darbuotojam, 7 eurų akcininkam. Norfos mažmenoje 100 eurų darbuotojam, 37 eurai akcininkui. Lidl atveju 100 eurų darbuotojam, 31 euras akcininkam. Taip kad grįžtu dabar į prezentaciją labai trumpai. Tai Dar jeigu Vytautai norite, vienas klausimėlis svarbus, ar galima eksportuoti į Excel? taip galima ir mes visiems dalyviam atsiūsime ir Excelį pilną visų įmonių ir bet kokius pasirinkimus padarius, spaudžia dešinį klavišą ar Send to Excel, galite tai padaryti. Bet jeigu jūs jau naudositės šitą aplikaciją, aš tikiu, kad tai bus žymiai patogiau, nes kiekvienas reitingas yra dinaminis. Tai jeigu jūs norit BI Free Salary parsisiųsti, tai čia dar įdėjom dar kartą nuorodą. Jeigu norit naudotis Salary Pro aplikaciją su reitingais ir su darbo užmokesčio prognoze, ką minėjau eigoje renginio, tai galite čia paspausti nuorodą ir kaip naudotis mes esam pridėję 3 skirtingus video, be abejo pasidalinsim ir šios dienos video. Tai jeigu jau patiko ir matote, kad tikrai tai yra geras analitikos sprendimas, kviečiame susipažinti su mūsų klientų patirties istorijom. Daugiau kaip 100 klientų, daugiau kaip 6 milijardus eurų Lietuvoje apyvartos daro naudodami kliką ir bent jau iš didžiųjų prekybininkų praktiškai kas trečias naudoja kliką savo verslo duomenų analitikai. Tai sukurti yra sprendimai pardavimo analizai, atsargų analizai, finansų analizai, HR analizai, transporto analizai ir tiek jums šiandien naujienų, tikiuosi, kad buvo įdomu. Ačiū Jums labai už aktyvų dalyvavimą, už daug klausimų. Jeigu nespėjom į kažkurios klausimus atsakyti, atsakysim arba tiesiogiai, arba per artimiausius renginius. Tai dėkui visiems ir iki kitų susitikimų.